Labą dieną. Labą dieną, ko dabar nedrįstat? Nedrįstam truputį pasiimti. Prašom, ateik. Kad man būtų tas retesnis audeklas, nes čia bus kilimėlis toksai. Tai va šitai, aš ir įversiu, va viena tuščia, reiškia vienas tuščias, kitas pilnas, va šitaip ir susiversiu. 160 siūlų. Ir man reikės vieną lanką, taip, vieną lanką. Bus lygu 4 metrai. Dabar kitas skylė. Aš sukišau pagaliukus, man reikalinga štai šitie 2 pagaliukai reikalingi skiemenėm, nes turi būti 8 toksai. Aš, kaip sakiau, darysiu tos 4 metrus. Skaičiuoju 1 metras, 2, 3, taip. Čia ateinu per viršų, per šitą pagaliuką, štai šito iš apačios ir štai čia gavosi 8 štai šitoj vietoj. Štai čia mes gavome skiemenis. Štai šičia mūsų skiemenis. Štai kiekvienas siūlas turi savo vietą. Ir mes drūčiai perišam su rankomis, prasivedam štai. Čia šituos išvedžiojam, taip išvedam. Ir perišam mes šitai skiemenis, kad galėtume paskui tai versim į skietą, kad mes žinotume kiekvieną vietą siūlo. Ir štai dabar mes jau turim savo audeklą ir mes jį galėsim metimą ir štai pinsim kasą. Pinti kasą reikia taip, kad nesusivytų siūlai. Reikia paimti ranką, perkišti va taip ir kad paskui gerai ardytųsi metimas mūsų. Va šitaip ir susipina į tokią kasą. Štai mes dabar įsivedėm jau liestuvą ir štai čia yra mūsų tos skiemeninės balamos, kurios tą 8 žymė mums, kai siūlas nutruks, mes rastume. Ir štai dabar mes jau baigiam riesti į metmenų veleną siūlus, prasistumėm štai jau paskutinį kartą skiemeninės rykštės, nu ir mėginam vyti štai. O šitaip tvirčiau laikyk, drūčiai laikai. Nu ir štai einam į pabaigą, tuoj mes švęsime pergalę. Štai žiūrim visą laiką štai į skiemenis, kad būtų eilės tvarka. Jeigu nebus eilės tvarka, audeklas audžiant suksis siūlai, pinsis tarpusavį. Ir štai paskutinę nytį mes įveriam. Ir dabar eisim verti į skietą. Taip, įkišu balanėlį. Va štai. Ir uždedu siūlą taip. Ir iš kitos pusės aš vėl truputėlį išsitraukiu. Ir štai mūsų darbas eina į pabaigą ir mes jau įversime paskutinį siūlą. Ir štai jau turim visą grožybę.
Štai priliekam. Taip, labai gerai. Parišom ratukus, labai gražus tie ratukai. Ir dabar mes turim parišti pakojas. Ir štai pasidėjau aš juos. Tos pagaliukus parišu tam, kad kada aš ryšiu pakojas, kad jos lygiai pasirištų. Vieną parišom pakoją, paskui kitą pakoją. Va štai. Dabar mums reikia įsivyti į šeivą siūlų, kad galėtume austi. Štai užvynioju ant to pagaliuko. Na ir štai pradedu vyti. Normali šaudyklė, aš jums parodysiu, kokių gali būti šaudyklių. Su ratukais. Visokių. Na va, tai tiek. Gerai. O visos kitos, jų paskirtis vienoda? Jo, visų paskirtis vienoda. Šitą labai faina va su ratukais. Bėga labai gerai bėglį. Štai šitą irgi man padovanojo. Irgi, bet aš matau, kai ją padėjus ant langų laikau, matau, kad kirvarpos graužia. Nežinau, kaip šaudyklė liks man dabar. Na, štai. Taip. Na ir pirmą šūvį mes pasidarom tokį. Štai čia primušim, pakeičiam. Štai, pakeičiam. Dabar šitą siūlo galą, kad jisai nebūtų nekarotų. Čia mes jį įvedam štai čia. Čia mums bus mūsų toksai biski dekoratyvinis takelis. Yeah.